Sveiki sugrįžę į grybų pasaulį. Aš jūsų vedėjas Mykolas Grybauskas. Šiandien eteryje grybas, kurį drąsiai galime vadinti, tikru gamtos superherojumi. Oho. Jį galite rasti Lietuvos miškuose, parsinešti iš parduotuvės, o geriausia užsiauginti patys savo namuose. Tai didinga ir universali gluosninė kreivabudė. O kad apie jos galias sužinotume iš pirmų lūpų, į studiją pasikvietėme viešnią, biomedicinos mokslų daktarę Auksę Mikelionytę. Labas, Aukse. Labadiena, Mykolai. Labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti žiniomis apie šį, išties nepaprastą grybą. Aukse, daugelis kreivabudę atpažįsta parduotuvės lentynoje, žinot, kaip tokį pilkšvą vėduoklės formos grybą. Bet kas ji tokia iš tikrųjų? Kuo ji ypatinga gamtoje ir mūsų virtuvėje? Gluosninė kreivabudė, moksliškai Pleurotus ostratus, yra vienas labiausiai paplitusių ir, sakyčiau, kultivuojamų grybų visame pasaulyje. Taip. Ir nebereikalo. Lietuvoje jie gausiai auga natūraliai ant lapuočių medžių kamienų, kelmų. Dėl savo formos, kuri primena austrės geldelę, angliškai jį ir vadinama oyster mushroom, austrinis grybas. Bet jos tikroji, paslėptoji vertė slypi ne tik išvaizdoje ar švelniame skonyje, o neįtikėtinoje cheminėje sudėtyje. Būtent apie tą sudėtį ir norisi išgirsti plačiau. Sklando kalbos, kad tai ne šiaip maistas, o, funkcionalus maistas, ko ne vaistas. Kiek tame yra mokslinio pagrindo? Tame yra labai daug tiesos ir mokslinių įrodymų. Pirmiausia, kreivabudės yra tikra maistinių medžiagų bomba. Tikrai. Jose mažai kalorijų, bet gausu lengvai pasisavinamų baltymų, skaidrų, B grupės vitaminų, ypač niacino, tai yra B3, ir net vitamino D. Vau! Taip, o jo augalinėme maiste paprastai labai trūksta. Bet pereikime prie įdomiausias dalies. Bioaktyvių junginių. Bioaktyvūs junginiai. Skamba sudėtingai. Gal galite mums, paprastiems grybautėms, paaiškinti, ką tai reiškia? Žinoma. Paprasčiau tariant, tai yra medžiagos, kurios aktyviai ir teigiamai veikia mūsų organizmą. Ne tik suteikia energijos. Supratau. Kreivabudėse yra galingų antioksidantų, pavyzdžiui, aminorūgšties ergotionino. Jis saugo mūsų ląsteles nuo laisvųjų radikalų žalos ir, lėtina senėjimo procesus. Bet ko gero didžiausia jų žvaigždė, tai yra beta-gliukanai. Beta-gliukanai. Esu girdėjęs šį pavadinimą kalbant apie imuniteto stiprinimą. Tai tiesa? Visiška tiesa. Beta-gliukanai yra unikalios skaidros, kurios veikia kaip, sakyčiau, asmeniniai mūsų imuninės sistemos treniruokliai. Vau! Jie pažadina ir aktyvuoja pagrindinės imuninės ląsteles – makrofagus, T limfocitus ir paruošia jas efektyviau ir greičiau kovoti su virusais ir bakterijomis. Nuostabu. Negana to, daugelis tyrimų rodo, kad reguliarus kreivabudžių vartojimas padeda mažinti blogojo cholesterolio kiekį, reguliuoti cukraus lygį kraujyje ir net sipinti latinius uždegimus organizme. Oho, tai ne grybas, o tikras universalus kareivis mūsų sveikatos armijoje. Aukse, visa tai skamba fantastiškai, bet grįžkime į praktiką. Kur tų stebuklingų grybų gauti? Ar užtenka nupirkti parduotuvėje, ar yra geresnių būdų? Parduotuvėje pirktos kreivabudės yra puikus ir patogus pasirinkimas. Bet aš visada sakau, nėra nieko geriau už šviežiausią produktą. Be abejo. Ir kas gali būti šviežiau? Nei pačiam užsiauginti. Ir tai yra dar viena šio grybo supergalia, jį užsiauginti yra neįtikėtinai paprasta. Tikrai. Visada įsivaizdavau, kad grybų auginimas namuose tai kažkas iš fantastikos ryties, reikalaujantis specialių laboratorijų ir sudėtingos įrangos. Kai kuriems retesniems egzotiniams grybams galbūt, bet gluosninė kreivabudė yra labai atlaidi ir nepretenzinga. Ji yra vadinamasis pirminis skaidytojas. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad ji gali augti ant daugelio celulozės turinčių medžiagų, kurias dažnai, tiesiog išmetame. Ką konkrečiai turite omeny? Koks substratas joms tinka? Ji puikiai auga ant pasterizuotų šiaudų, piviugų, kartono. Ant kartono? Taip, ir net kavos tirščių. Tik įsivaizduokite, Mykolai, rytinės kavos atliekas, kurios keliautų į šiukšliadėžę, galite paversti gurmanišku ir sveiku patiekalu. Neįtikėtina. O procesas tebesningai paprastas. Paruošite substratą, pavyzdžiui, apliejate jį merdančių vandeniu, kad žūtų konkurentai. Tada atvėsulį sumaišote su grybiena, sudedate į specialų maišą ar tiesiog kibirą, palaikote tamsoje,
ir šilumoje porai savaičių. Ir viskas. O tada stebite, kaip gimsta derlius. Tai skamba kaip puikus projektas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ypač žinant, kad gausi ne tik džiaugsmo stebėdamas augimą, bet ir visą tą naudą sveikatai lėkštėje. O ką skonius? Ar namuose augintos skiriasi nuo pirktųjų? Daugelis sutiks, kad šviežiai nuskintas paties užsiaugintas grybas visada yra nepalyginamai skanesnis ir aromatiškesnis. Taip. O kreivabudės pasižymi švelnius, subtiliai riešutiniu skoniu ir malone mėsinga tekstūra. Jos universalios virtuviai puikiai tinka sriuboms, troškiniams, makaronų patiekalams, o keptos su česnaku ir spiestu tiesiog tirpsta burnoje. Auksė, nuoširdžiai dėkoju už šį įkvepiantį ir išsamų pasakojimą. Manau, įkvėpė ne vieną mūsų klausytoją išbandyti kreivabudės ne tik lėkštėje, bet ir, savo namų darže ant palangės. Taigi apibendrinant, gluostiniai kreivabudė yra ne tik skanus, bet ir neįtikėtinai naudingas produktas. Jis stiprina imunitetą, gerina širdies sveikatą ir, kas geriausia, yra lengvai auginamas tiesiog namuose. Tikrai taip, tai puikus ir labai prasmingas būdas praturtinti savo mitybą ir priartėti prie gamtos stebuklų. O tiems, kas įdomėjo ir norėtų pabandyti užsiauginti savo pirmąjį grybų derlių, primenu, kad kokybiškos grybienos ir visą reikalingą informaciją ir patarimus galite rasti interneto puslapyje grybuauginimas.lt. Dėkoju, Aukse, kad buvote su mumis. Ačiū, kad pakvietė, buvo malonu. O jums, myli klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Jei patiko šis epizodas, prenumeruokite mūsų tinklalaidą ir pasidalinkite juo kitais grybų entuziastais. O pabaigai norėtume ryti jums klausimą apmąstymui. Šiandien kalbėjome, kaip paprastą atliekas galime paversti maistu. Taip. O kokių dar nepastebėtų, neišnaudotų resursų slypi mūsų kasdienybėje, laukiančių, kol juos prikelsime naujam gyvenimui. Iki kito karto.